O tu žinai, kodėl blondinės pieno pakelį atidaro parduotuviai? Ir vėl tu su savo anekdotais. Skelk. Tipo nežinai. Nu, nežinau. O todėl, kad ant pakelio yra parašyta atidaryti čia. Geras, trumpas anekdotas. Pasakok. Lygino blondinė užuolaidas ir iškrito per langą. O tu žinai, ką gausim su kryžminė husky ir blondinė? Nu, Arba kvailą šunį, arba šalčiai atsparę kalę. Viena blondinė klausė kitos blondinės, ką reiškia I don't know. taigi, nežinau. Nu va, kaip keista. Niekas nežino. Ir viena blondinė sako kitai blondiniai. Aš taksistą apgavau. Nagi, ir kaip tu apgavai? Ogi 5 eurus daviau ir nevažiavau. Policininkas sustabdo blondinę. Sako, prašom parodyti vairuotojo pažymėjimą. Nu jūs nejuokaukit, vakar atėmė šiandien vėl norit, kad parodyčiau. Sugalvojo kartą blondinė teisės laikytis. Įsėdo į automobilį. Instruktorė sako, lipk lauk, neišlaikei. Tai kaip neišlaikiau, taigi ką tik įsėdau. Nu, įsėdai, bet tu atsisėdai ant galinės sėdynės. Du gaidelį, baltas vištas kūlė. O vištelės pačios pasisiūlė.